Tie, kurie galėjo balsuoti telefonu ir jie išsirinko savo favoritą. Taigi 5. režisierius. Iš tikrųjų džiugu, kad Tele2 vartotojai galėjo išsirinkti savo mėgstamą filmą ir iš viso balsavo daugiau nei trečdalis festivalėje apsilankiusių žiūrovų. Iš tikrųjų tas filmas buvo atsiplėšė labai stipriai nuo kitų ir jo pavadinimas yra Bausmė. Taigi verta įsiminti 5 pavadinimus. Ką padarė Džonas, Sūrininkas, Ostija, Manda Balu ir paskutinis Bausmė.